Labas vakaras. Labas vakaras. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai tarsi turite daug reikalų, daug planų, daug norų, daug viską norisi nuveikti, o jėgyčių nėra? Pakelkite rankas, jeigu kažkam pažįstamas. Pažįstamas, ar ne? Tada kitas klausimas, va, jau savo gauja renkasi. Labas, labas, smagu matyti. Labas, Virginija dar kartą. Labas, Justina dar kartą. Daiva, Diana, Ingrida. O tada kitas klausimas. Jeigu kažkas jums dabar duoda 200, 300, 500 eurų, rastumėt kur padėti? 1000 eurų. Nu, tokių laisvų pinigų. Ar ne? Okei, gerai, skambasi. Tai labas vakaras dar kartą. Mes esam Darius ir Aurelija, Aurelija ir Darius Bacevičiai. Sklinda gandai, kad mes esam greičiausia, sparčiausia, moderniausia ir visokiausia Fitline komanda Lietuvoje, kuri iš tiesų dirba truputuką nestandartiškai, neina ir nesibeldžia į duris, o ieško tų būdų, kaip komfortabiliai dirbti, šiuolaikiškai, moderniai ir su pasauliu. Tai Dariau, gal duodu skaidrės tau, ane? Duokite, prašau. Duodu skaidrės tau, pradėk ir tada einam į mūsų pokalbį šiandienos. Tu čia parašai kažkokių fainų tokių nuotraukų. Matosi skaidrės, merginos, Matosi viskas, ane? Puiku, nuostabu. Čia labai gražus yra pavadinimas. Mūsų gyvenimo patirtis. Mes šiaip esam tokie žmonės, tokia šeima, kur mėgstam keliauti, mėgstam pamatyti, mėgstam patirti. Ir mums labai patinka tas laisvės jausmas. Turbūt nesvetimas tas laisvės jausmas ir jums. Kas labai norėtų būti tokie laisvi ir keliauti po visą pasaulį ir nesukti savo galvos? Turbūt visi. Turbūt visi, ne? Galvoti, ką nori, daryti, ką nori, bet absoliuti laisvė. Tikrai taip. Tai ir aš jums papasakosiu trumpai, kaip mes čia atsiradom. Kodėl būtent atsirado ta kompanija, su kuria mes dirbam ir kas čia yra per dalykėlis. Tai visų pirma, tai yra online verslas, tai yra galimybė keliauti ir visas tas procesas, turiu galvoj, generavimas pajamų, jisai nesustoja, kadangi tai galima daryti tiesiog pasiėmus telefoną, tai reikalingas internetas ir, aišku, kalbėti su žmonėmis, bendrauti su žmonėmis. Viskas, daugiau nieko nereikia šitam versle, sakykime taip, trumpai šnekam. Ups. Dabar didžioji dalis pasaulyje žmonių gyvena taip, kaip tuose paveikslėliuose. Tai yra, patiria didžiulį stresą, didžiulę įtampą, nes mūsų gyvenimo tempas yra pakankamai didelis. Tada blogai miega, tada prastai maitinasi ir visa to suma gaunasi tai, kad mums pradeda organizmas reikalauti tam tikrų maistinių medžiagų, kurių jisai tiesiog negauna su to, kaip mes gyvenam. Ir čia toks momentas yra... Kodėl man neveikia? Ir čia toks momentas įsijungia, bent jau iš mano kartos, žmonės žino, kas yra Žigulys ir yra tekę turbūt su juo keliauti. Kas yra jaunesni žmonės, jau galbūt tik tai iš tėvų gali žinoti, kas yra per Žigulys, kas tai yra per markę tokio automobilio. Tai aš čia specialiai kėliau šitą tokį palyginimą, kas yra buvę ir kas yra dabartinės kartos, reiškia, dalykai, su kuriais mes galime daryti tą savo verslą. Tai yra tiek su vienu automobiliu, tiek su kitu automobiliu mes galime nuvažiuoti nuo taško A į tašką B. Klausimas tik tai, kiek mes truksime tai padaryti ir kokiam komfortui mes važiuosime. Ir čia mes turime naujausias technologijas, su kuriomis mes šiandieną ir dirbame. Tai yra NTC technologijos, tai yra visiškai nauji dalykai, kur nuėjęs į vaistinę kažkur tai arba, nežinau, ten, sakykime, ligoniniai tuo labiau irgi nelabai turbūt įsigysi. Tai yra tokie produktai, kurie lenkia, sakykime, taip dabartinę netgi, nežinau, lenkia dabartinius, sakykime, tuos visus produktus netgi kokiu 15 metų į priekį. Ir mūsų šeima, mes jau vartojam įvairiausius papildus turbūt jau kokius 6 metus turbūt, ar ne? Ir visą laiką mes būdavo taip, kad mano Aurelija pripils ant stalo visokiausių tablečių, piliulių ir kiekvieną kartą būdavo labai sudėtinga jas nuryti ir
Nu, tiesiog kitą kartą mūsų mažylis radom taip, kad visos tos piliulės buvo atsidūrusios šiukšlių dėžėje. Tai yra toks, nu, sakykime, taip pat gyvenęs būdas palaikyti mūsų sveikatingumą ir energiją. Apskritai būdavo labai sudėtinga prisiminti, kad reikia juos išgerti, nes kai tau neskanu, tu net nenori, ar ne? Tai dar reikia galvoti, kas čia su kuo dera, nes ne visi maisto papildai vien su kitu sinergijoje eina. Tada vienus prieš maistą, kitus po maisto, trečius prieš miegą ir tu turi viską turėti kaip, na, kokį galvosūkį galvoje. Ir tai būdavo pakankamai sudėtingas procesas. Tai va. Ir pas mūsų sakykime, prieš porą metų atsirado tokie pas mūsų draugai, kurie pasiūlė mums paragauti Fitline'ą. Ir pat būtent tas gavosi toks momentas kaip Žigulys ir Tesla naujausia. Ir mes paragavom ir mums labai patiko. Bet iš pradžių mes dar kažkaip tai neįsivažiavom, dar spiriuojamės, nes vis tiek kažkaip tai nauja, taip neįprasta. Ir to neužsikabliavom ant šito dalykėlio. Bet paskui, praėjus metam laiko, gal panašiai turbūt, ne metam laiko, tai yra praeitų metų birželio mėnesį mes nusprendėm visgi įsibandyti tos dalykėlius ant savęs ir pasižiūrėti, kaip jie mums veikia. Ir aišku, buvom labai nudžiuginti ir sužavėti savo paprastumu. O apie tą paprastumą dabar, kaip kas čia kur čia veikia, tai aš paprašysiu mano Aurelijos, kad jinai labai greitai papasakotų, kas čia per dalykėlį yra. Taip, tai iš tiesų pirmiausia, kad yra patogu susimaišyti, viskas yra labai skanu ir lengva naudoti ir net neišmanant medicininių dalykų, tau yra tiesiog paprasta naudoti vitaminus. Tai pirmiausia yra tai, kad šitie Fitline vitaminai tai yra ne tik tai skirta kaip maisto papildas, tai yra ir sportuojantiems, ir fitneso sportininkams, ir profesionaliems sportininkams, ir toms moteriams arba vyrams, kurie rūpinasi savo grožiu, savo sveikata, savo odos priežiūra ir taip toliau. Tai yra labai labai didelis asortimentas. Taip, yra bazė, tai yra pagrindiniai dalykai, ryto ir vakaro kokteilis. Visiškai netrukus papasakosiu ir apie juos. Ir su baze taip pat daugybė žmonių jau gauna norimus gerus rezultatus ir tik paskui, pridedam kažkokius papildomus produktus priklausomai nuo jų poreikio. Tai dabar, taip, pirmiausia, tokią skaidrę gražią radau kompanijoje oficialiuose šaltiniuose, kad būkite saugus, kad tai yra produktai, kurie neturi, kuriuose yra natūralūs saldikliai, kurie yra be konservantų, kur yra vaisiai, uogos ir daržovės. Tai yra skirti produktai ir vegetarams ir gali būti naudojama tie, kurie netoleruoja laktozės, ir tie, kurie gliutenas netoleruojamas. Tai yra ir su natūraliais aromatizatoriais. Ir tai yra 100% natūrali sudėtis. Tai yra viską, ką mums duoda gamta. Tai šiuo atveju natūralumas gamta ir mokslai, mokslas suderino viską, kad mes turėtumėm paprastą gerą produktą, kurį šiuolaikiškam žmogui yra lengva įsisavinti, suprasti, naudoti. Ir kompanija, žinoma, didžiuojasi, kad turi labai labai daug, tai yra virš 70 patentų. Taip pat prie kompanijos produkto įkūrimo dirba daugiau negu 350 mokslininkų, tai yra ir sporto bei mitybos medicinos gydytojai, chemikai, kurie kuria papildus kompanijoms, nutriciologai ir įvairiausių kiti specialistai, kurie tikrai savo indėlį per tuos 33 metus įdėjo tam, kad sukurti tą produktą, kuris veikia. Ir kaip žinia, kai mes eigoje išsiaiškinom, kad netgi skysta formulė daug greičiau veikia, negu mes geriam tabletes ir kapsulės, nes visiškai kitas veikimo principas. Jeigu kapsulę nurijom, tai ten skrandyje turi įvykti tam tikri procesai, ar ne, tai kai mes geriam skystį, tuomet skystis vitaminai nueina į skrandį, apeina skranduką ir tada nukeliauja tiesiai į kraujotaką. Ir netgi Activizeris yra tas produktas, bestselleris šitos kompanijos Fitline, kuris suveikia per 5 minutės. Tai aš nežinau, tas, kas naudoja savo vitaminus, ar gaunat tokį greitą rezultatą. Bent jau mes, kai geriam tabletėm kapsulėm, tai mes iš vis jokio rezultato nejausdavom. Ta prasme, mes turime... Aš tik tai noriu dar papildyti vieną momentėlį, tam, kad suvokti apie tas technologijas, ne apie tą Žigulį ir apie tą Teslą. Tai tabletės, kapsulės ir tokie visi senoviški dalykėliai, tai jų įsisavinimas yra apie 10-20%. Mes dabar kalbam apie šitus dalykėlius, čia yra įsisavinimas 96%. Tai yra begaliniai didžiulis skirtumas, tai ką mes į save dedame ir kaip įsisavina. Tai yra, jeigu mes perkam kapsulės ir kažkokius tai produktus savo sveikatingumui, savo energijai, ten vitaminam ir mineralam palaikyti, tai iš principo gaunasi, kad 80% išleidžiame tiesiog į orą. Ne į orą, į tualetą. Į tualetą, taip, į gamtą.
Taip, ir Fitline, dar kitaip vadinama PM International kompanija, tai yra vokiečių kompanija ir produktas sukurtas, kompanija pati įkurta prieš 33 metus ir mes puikiai žinom, kad vokiečiai geba sukurti gerą kokybišką produktą. Ir iš tiesų, va, čia yra keletą tokių įdomių ženklų, tai aš pakalbėsiu apie kelis, kad, na, tai yra taip, kad pati Fitline kompanija turi GMP sertifikatą, kuris yra privalomas šiaip jau vaistų gamintojams, o maisto papildų gamintojams jis yra neprivalomas. Tačiau 3-5% tuo tarpu ir Fitline'as šitą sertifikatą turi ir tuo labai labai didžiuojasi, nes vėlgi tai yra užtikrinama, kad tai yra premium klasės produktai, kad tai yra tikrai saugus naudoti produktai. Taip, ir dar viena skaidrė apie tai, kad net ir profesionalūs sportininkai, norint pasiekti gerus rezultatus savo veiklose, netgi naudoja irgi Fitline'ą ir tai nėra influenceriai. Tai yra tie, kurie laisva valia naudoja produktus ir gauna gerus rezultatus ir tai duoda suprasti, kad net nėra jokių ten dopingo ar kažkokių preparatų neleistinų negalimų. Tai yra viskas legalu ir saugu naudoti. Ir šitie Fitline produktai dar kuo yra ypatingi, kad jie turi tokią NTC koncepciją. Kas tai yra? Tai yra, kad bazė, ar ne, ir su baze gauna kiekvienas žmogus tai, ko jam reikia. Kodėl gauna tai, ko jam reikia? Todėl, kad, kaip dabar pasakyti, kad maistinės medžiagas nuneša ten, kur reikia, kada reikia ir kiek reikia. Ir vat naudojant ryto vakaro kokteilius, labai įdomu yra stebėti savo partnerius, savo klientus ir kitus žmonės, kurie dalinasi atsiliepimais. Kaip nuo to paties ryto vakaro kokteilio jie gauna vis skirtingus reikiamus rezultatus. Tai vėlgi pats kūnas, jisai turi tam tikrą patirtį, kiek jisai prikaupęs per gyvenimą ligų, iššūkių įvairiausių ir taip toliau. Ir vat, na, šitie vitaminai tokie išmintingi, būtent su ta NTC technologija, kad jie organizme suranda, kas yra gyvybiškai svarbu, tenai tvarko ir tada, kaip ir sakau, kiekvienam yra skirtingas norimas rezultatas. Ir čia tokią linksmą skaidrę įdėjau, paieškokite, gal atpažinsite ir save kas nors. Čia yra skaidrė mūsų to 11 mėnesių kelionės ir vat, kai sudarėm juokaujam, kad taip, mes jau 320 dienų geriame. Ne? Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ir tuo didžiuojamės. Ir aš net nebejoju, kad čia yra tikrai irgi tų, kurios geria ir tuo didžiuojasi, ar ne? Tai galbūt netgi dabar tą laiką ir turėkim, kada mielai kviečiu pasidalinti minutę trumpą, ar ne, kažkokią savo atsiliepimą, kaip gyvenosi prieš Fitline'ą, kaip atsitiko, kad į jūsų gyvenimą atėjo Fitline'as ir kokį pokytį tai davė. Tai nežinau, gal Daiva, gal tu pradėtum? Sveiki visi, kas čia atvykote, esu Daiva ir aš vartoju, dabar ką tik paskaičiavau, 5 mėnesius. Šitas žodis labai faina, kad įgauna tokią sveiką reikšmę. Ir kaip atsirado pas mane šitie kokteiliai, tai aš sutikau Aureliją tiesiog viename renginyje ir man įmetė į rankinuką tos 2 kokteilius, ryto ir vakaro. Sako, paragauk. Ok, galvoju, paragausiu, aš buvau apie juos girdėjusi, buvau mačiusi, bet niekada neturėjau kažkokių didelių problemų ir niekada negalvojau įsigyti. Grįžau namo, pasidariau ryto kokteilį ir toks buvo, wow, kažkas įvyko, energijos atsirado, nes aš iki šiol galvojau, kad yra normalu, dar ypač būnant neseniai pagimdžiusiai mamai, atsikelti pavargusiai, neturėti energijos, po pietų maždaug jau smegenys nebedirba, bet su ryto kokteiliu, su vienu kokteiliu aš pajutau, kad ta energija išliko ir per pietus, ir po pietų, o vakarinė, kai kokteilį išgėriau, tai tada tas miegas buvo toks geras, kokybiškas ir gilus, atsikėliau su šypsena ryte. Tai aš tada supratau, kad jaustis pavargusiai jau ryte atsikėlus nėra normalu. Ir ką dabar neseniai supratau, kad laktozės netoleravimas virš 30 irgi nėra taisyklė. Pasirodo, šituose kokteiliuose yra kažkokia tai bakterija, kuri reikalinga, kad žmogaus organizmas toleruotų tą laktozę. Ir aš vėl toleruoju laktozę. Ir vėl galiu su savo mergaitėm gerti pieną, kurį labai mėgstu. Tai tokie atradimai atsirado būtent tiesiog pradėjus vartoti tik bazę ryto ir vakaro kokteilių. Tai ačiū Aurelija, kad įmetė į rankinuką man tuos 2 ryto ir vakaro kokteilius. Ačiū tau, kad tu buvai tada atvira ir iš tiesų jo labai ten ekspromptų ir labai organiškai viskas gavosi, bet man norėjosi santykio su tavimi ir tikrai norėjau suteikti tau šitą galimybę. Tai labai dėkoju, Daiva, tau. Taip, Diana, gal tu turi su kuo pasidalinti, tavo istorija irgi labai tokia įkvepianti, tai mielai kviečiu tave.
Mano istorija su Fitlainu prasidėjo prieš 5 metus. Ir kai visą laiką sako, niekada nesakyk niekada, tai sakiau, ne, daugiau jokių vitaminų, jokių papildomų uždarbių. Ir gavosi tai, kad atsakiau. Prieš metus, tada sušlubavo sveikata, pradėjo kilt spaudimas, širdies plakimai, galva ir taip toliau. Žodžiu, pati susiradau, nes labai jau daug pradėjau domėtis. Nu gerai, galvoju, jau blogiau nebus, nes 4 tabletės ryte, 4 vakare, o man dar tik 50. Tai va, tai pradėjau naudoti, pradėjau stebėti, testuoti ir dabar vaistų aš nebegeriu, sveikata puiki ir prieš 4 mėnesius aš tiesiog drąsiai pradėjau su aplinka dalintis. Ir kas gavo, į sąskaitą pradėjo birėti pinigai. Tiesiog nežinau iš kur. Tai va, tai tikrai dalinuosi, tikrai sakau, nesakykite likimui ne, tiesiog bent jau pabandykit, nieko neprarasit. Super, ačiū tau labai ir ačiū tau labai už tą, kad davei antrą šansą, nes iš tiesų kartais mes tikrai ne ir tą istoriją nešiojamės iki begalybės, bet mūsų gyvenimai kinta, ar ne, atsiranda visiškai kitos patirtys ir vat, tiesiog būkim atviri, nes gal tai yra ne tas laikas, o dabar, ar ne? Ingrida, kaip tu, ar tu gali dabar iš to savo buities minutėlę pabėgti ir papasakoti, kaip pas tave gyvenimas, kokį pokytį atnešė būtent šitų vitaminų dėka? Taip va, pabėgau į kambariuką, kur biški mažiau triukšmo. Aš pradėjau vartoti, dabar galvoju. Kaip tik žiūrėjau užsakymą, kada pirmą dariau, tai buvo lapkričio mėnuo. Nu, tai kažkas apie 0,5 metų gaunasi. Kodėl pradėjau naudoti? Nes aš esu daugiavaikė mama, po operacijos skrandžio nusimečiau 40 kg ir tiesiog man buvo daug visokių iššūkių. Neturėjau energijos, kava buvo mano draugas, vietoj vandens kava, tam, kad tonizuoti save. Na ir kita problema būdavo sutuštinimusi problemos, po operacijos labai kentėdavo, mano visi tie reikalai, tai aš ten sėdėdavau tualete, ne pačius geriausius jausmus turėjau, tai tiesiog, kaip aš sakau, aš neturėjau ko prarasti, nes išbandžiau viską, ir skaidulas, ir viso ko. Tai vat, tokiu principu aš pradėjau vartoti Fitlainą ir pirmus požymius pajaučiau labai greitai. Va dar ir su miegu turėjau problemų, būdavo prabudinėjau ištisai, nesimiega, kažkas su manim vyksta, ryte atsikeli kaip koks zombis ir toliau kažkaip, automatu dirbi. Tai miegas man susitvarkė, aš nežinau, gal po 3 vakarų pavartojimo. Tiesiog smigdavau ir atsikeldavau ir nesuprasdavau, kaip čia ta naktis praėjo. O pilvo reikalai, nežinau, gal kokios savaitės, čia maks. Tikrai, aš ir dabar atsimenu, grįžau iš tualeto vyrui, sakau, tu žinai, kaip greitai ir sklandžiai. Ir tai yra didžiausia tavo pergalė, ar ne? Atrodo kvailai, juokingai, bet tai yra labai svarbu. Taip. Tikrai, nes čia yra kaip, kartais žmonės, kurie neturi tos problemos, jie nesupranta, kad čia yra, tokia problema, kad, tiesiog. Tai va, iš tikrųjų vartoju ir vakar, tarp kitko, įkrito mano partnerė į mano sąrašiuką, tai labai džiaugiuosi ir dalinuosi ir duodu paragauti ir žmonės tikrai nustemba, kad skonis tai yra wow, o jeigu su aktyvaizu, aktyvaizu duodi paragauti, iš vis patinka jausti tą procesą, kas čia su tavim vyksta, raudonuoja, skruzdėlytės laksto, žodžiu, aš kaifuoju nuo tos kelionės, kas bus toliau nesvarbu, bet mane tai veža. Super, ačiū tau mergytė. Taip, Justina, ar tu gali su mumis kalbėti, nes tu irgi esi tą vartoju, gal nereguliariai, bet vis tiek vartoju, labai norėčiau išgirsti tavo atsiliepimą, 2020, kviečiu tave į eterį. Alio, kur mūsų Justina? Justina truputėlį migdo mažiuką, bet labai trumpai pasakys, kadangi yra mama 1,5 metukų leliuko, tai buvo toks turbūt išsekimas organizmo dėl to, kad miego stoka, keliuosi naktį maitinti ir būtent, reiškia, man padėjo, kaip aš sakau, atmerkti poweris akis iš ryto. Tai dabar prisipažinsiu, nežinau, darau gerai ir blogai, bet kartais išgeriu ir 2 per dieną, o buvo tokių situacijų, kai ir 3. Tai man labai tinka, nes aš
nemėgstu, nesu kavos maniakas, tiesiog galiu išgerti, bet tai nėra tas gėrimas, kuris mane tonizuoja, pakelia, duoda energijos, tiesiog kaip įprotis kartais prie kompanijos. Tai Poweris man buvo tas toks pagrindinis dalykas, ir aišku, buvo labai smagu paturėti naujas patirtis, Aurelija, kai jūs man parodėt, sudarėm kaip aktyvaizerį gudriai gerti. Aha, va čia skaidriai, tarp kitko, vienoj yra apačioje, aha. Jo, tai va, tai trumpai tiek. Super, ačiū tau labai, tai labanaktis tavo mažyliui ir susimatysim iki. Dėkui, labos. Taip, Aš klausau. Gerai, mergytė, ačiū tau, kad esi. Nelabai galiu dalyvauti. Ar yra dar kažkas, kas norėtų pasidalinti, nes aš tikrai matau čia tuos, kurie yra mylėtojai, vartotojai ir turi ką pasakyti, bet nesam susitarę, tai tada sakykit, ar kažkas dar nori pasidalinti savo mini patirtim. Tai važiuojam tolyn. Vilma. Taip, Vilma. Aha. Sveiki. Aš jau naudoju dabar turbūt 7 mėnuo eina. Tai vat pats pirmiausias dalykas, kurį pajutau, tai be abejo miegas. Miegas iš tikrųjų, nes visuomet atsikeldavau irgi labai pavargus ryte, tarsi išmiegi tikrai 8 valandas, bet atsikeli kaip nemiegojus. Tai vat iš tikrųjų vat pabundu dabar prie žadintuvo pati ir jautiesi pailsėjus. Aišku, sutvarkosi po truputėlį ir žarnyno problemos, turėjau pilvo pūtimą labai didelį, tai po truputėlį tvarkosi. Tai vat mano pagrindiniai vat būtent tokie pojūčiai, energija be abejo, aktyvaizas, labai patinka, tikrai vat ir turiu labai daug gerų atsiliepimų iš draugų, jau būtent dėl aktyvaizo. Mano viena mergaitė, kuri naudoja Fitline, tai iš vis, atsisakė vaistų nuo skydliaukės, kurias gėrė 25 metus. Wow. Ir viskas, po 2 mėnesių atsisakė vaistų nuo skydliaukės. Ta prasme, ne pati atsisakė, nuėjo pasidarė tyrimus ir nebereikia vaistų nuo skydliaukės. Ačiū tau labai, Vilma. Naują produktą, jai naują Gelenic Fit. Turi didelių problemų su klubu, tai irgi jaučia nepilnai mėnesį panaudojus, jau jaučia skirtumą. Sako, man nebeskauda, aš esu lankstesnė. Tai vat realiai mėnesio neišnaudojus jau jinai pajuto. Tai vat iš tikrųjų toks malonumas yra girdėti visus tas gerus dalykus. Ir vat kas, svarbiausia pabandykit. Apskritai, Vilma, turbūt įkvepia. Įkvepia turbūt. Taip, labai įkvepia, nes visi, kurie ryžosi pabandyti, aišku, iš pat pradžių gal nepatikliai žiūri, kaip čia ką, per gerai skamba, turbūt daugumai, bet sako, pats geriausias dalykas man nutikęs, kad aš pabandžiau, nes sako, gyvenimas pasikeitė. Ir dabar jau darosi tos užsakymus iš karto, po 3 mėnesiam prisideda papildomai produktų. Nereikia tau pačiai nieko daryti, po 3 mėnesių kompanija vėl atsiunčia, labai, sako, patogu ir labai ta energija ir, žodžiu, viskas. Tai. Super. Ir tu, Vilma, jau gauni ir pajamas, ne šitoj veikloje, tai, kad tu daliniesi, kad darai įtaką kitiems žmonėms, tu jau gauni ir pajamas. Ir iš tiesų, čia yra labai faina, kada yra geras produktas, tada yra didelis džiaugsmas juo dalintis, nes tu žinai, kad duos rezultatą ir žmogus pats tada nereikia būti įkyriu žmogumi, kad jam visą laiką priminti, o jis taip pat žino, ko nori, kokios savijautos nori ir pats užsisakinėja. Super. Ir šitą skaidrę dar yra apie tą paprastumą, kad nereikia mums žinoti labai daug visko apie produktus. Dariu kaip? Atsitraukiu, ne? Apie produktus, apie naudojimą, apie taip toliau. Mums ką reikia žinoti, kad tai yra ryto ir vakaro kokteiliai, kuriuos mes geriam. Rytinį geriame prieš pusryčius, vakarinį geriam vakare, prieš maždaug pusvalandukas, valanda iki miego. Ir papildomas dar yra aktyvaizeris. Ir dabar aš paruošiu irgi tokias skaidrės, jau čia iš proto, iš teorinės pusės, ir kokiągi tą naudą duoda iš tie būtent vitaminai su visom sudėtim ir taip toliau. Tai trumpai labai tik pasakysiu, nors man atrodo, kad gyvi atsiliepimai tai buvo pati geriausia rekomendacija, kai žmonės kalba savo gyvom tikrom istorijom. Tai pirmasis tai yra būtent Power kokteilis, rytinis kokteilis, tai kaip ir merginos minėjo, kad tvarko virškinimo sistemą. Čia yra gerosios bakterijos, kurios aprūpina mūsų mikroflorą, ar ne?
Taip pat jame yra B grupės vitaminai, kas tai yra, tai energija, ne, tai yra imunitetas, C vitaminas imunitetui, taip pat nuovargio mažinimui yra tam miegustumo išvengimui, taip pat kadangi yra B6 ir B12, tai didina koncentraciją, taip pat yra geras geležies įsisavinimas, regėjimui pagerina, vitaminas A yra ir daugybė kitų dalykų. Ir sudėtis yra tikrai labai gausi, daugybė vaisių, uogų, daržovių ir visko to, ko mums reikia mūsų ląsteliai gauti kiekvieną dieną. Tai yra visi vitaminai, kuriuos mes turėtumėm gauti subalansuotai su maistu, bet mes puikiai žinom šiandieninę, iš kur mes gaunam maistą ir kokia yra maisto kokybė ir tikrai nėra tokia, kaip mūsų babos valgė anksčiau, ar ne? Aš dar noriu papildyti vieną dalyką, kad šitie produktai yra sinergija padaryti, ta prasme, produktai, kad jie vienas kitą papildo, ta prasme, tos medžiagos, kur yra sudėtos į šitos produktus, jos vieną kitą papildo. Ir dar yra labai svarbus momentas tai, kad mūsų organizmas, jis sugeba įsisavinti tik tai tiek, kiek jisai sugeba įsisavinti. Kiek tuo metu reikia jam. Ta prasme, čia dar net apie kitą dar momentą noriu pasakyti. Įsivaizduokit, tai yra obuolys ir tas obuolys, tarkime, turi kažkokią X skaičių kažkokių tai naudingų medžiagų, bet jeigu mūsų organizmas to X skaičiaus medžiagų nesugeba įsisavinti, tada vadinasi obuolys jisai lieka toks kaip ir bevertis. O šitie produktai, jie būtent padeda tą maistą, kurį mes valgome kasdieną, jį geriau įsisavinti dar plus. Super, ačiū tau. Na va, dabar restaureitas. Tai restaureito yra egzotinių vaisių skonis ir citrusinis, vėlgi kiekvienam pagal poreikį, pagal norus. Ir kaip ir merginos minėjo savo atsiliepimuose, pirmas ir pagrindinis turbūt dalykas, kad šitas produktas vargo miego kokybę. Ir ypatingai, auginant leliukus arba veikiant turint aktyvę dieną ir taip toliau, šitas produktas nugramzdina mus į gilų miegą ir jeigu miegas ir buvo trumpesnis, tai jisai yra gilesnis, efektyvesnis ir mes tada atsipalaiduojam greičiau ir pabundam ryte su daugiau energijos. Taip pat jame yra kalcis, vitaminas D, tai yra pagrindinės statybinės medžiagos, kad būtų stiprus kaulai, stiprus dantys, gražus nagai, tvirti plaukai, gražus plaukai blizgus. Odai gelbėja, ar ne? Ragai. Jo varis, kuris gelbėja odai. Taip pat irgi pagelbėja atstatyti šarmų ir mineralai veikia kaip šarminis atstatytojas rūgščių balansui, būtent mūsų virškinime. Toliau, tarkim, jeigu traukia raumenis ar netrūksta mineralų, magnio ir taip toliau, tai irgi tai yra tas sprendimas. Taip pat moterims turbūt labai aktualu, ypatingai pavasarį, tai yra, kad jis pagelbėja išvesti skysčius. Ne, tai vadinasi, mes tiesiog pravalom to pačiu ir limfą ir, tuo pačiu lieknėjam. Tai ir sąnarių sveikatai, ir deguonies pernešėjas, ir apskritai labai gausus būtent tų mineralų, kurių mes iš principo, mūsų organizmas pats ir nesigamina. Ir tas trečiasis turbinis produktas, tai jo yra parduodama daugiausia ir iš tiesų mes pirmiausiai nuo jo ir įsimylim pačią kompaniją, nes tai yra tas produktas, kurį išgėrei. Ir už 5 minučių, kaip sakė Ingrida, jau kažkokie skrusdėliukai laksto, jau dilgčioja, jau oda rausta. Ir tai parodo, kaip greitai apskritai vitaminai nukeliauja į kraujotaką ir kaip greitai duoda rezultatą. Tai mes dar kitaip vadinam aktyvaizerį deguonies kokteiliu. Ta prasme, kad jisai pagelbė, praplečia kraujotaką ir maistinės medžiagas daug greičiau išnešioja. Jisai suteikia žvalumo, tarp kitko tam, kam aktualu riebalų deginimas, tai irgi pavalgius riebesnio maisto įkalam aktyvaizerio, tada mūsų riebalinius tuos sluoksnius greičiau išskaido ir nepatenka ten, kur nereikia, o tiesiog greičiau pašalinama. Taip pat, kas dar yra pastebėta, kad kadangi yra B grupės vitaminai, visi tai atmintį gerina, nuotaiką stabilizuoja ir ypatingai toms, kurios, atsikeliam ir kartais norisi užmušti visą pasaulį. Niekas nekaltas, ne? Bet vis tiek tas vidinis poreikis tam yra, tai pirmiausiai kalkinam aktyvaizo, nusiraminkim ir iš tiesų jisai duoda tą, kad chaosas tarsi vyksta aplinkui, bet mes išliekam ramus. Ir netgi kažkokiose kokiose tas situacijose, ekstremaliuose, nežinau, kažkokį kitą žodį galima panaudoti, chaotiškose situacijose. Kažkas sunervina, ta prasme, tai yra, tu lieki ramesnis, tu ramiau reaguoji į tam tikras situacijas, stresinės, nervinės situacijos. O vaikas ten neklauso, netampysi už ausies, o pasakysi, gražiai. Gal ne taip, bet mažiau vis tiek ant to vaiko rėkti ir taip toliau. Jo.
Tai va, tai iš tiesų tiek nerviniai sistemai tai yra labai geras sprendimas, tiek energijai. Ir iš tiesų šitoje vietoje, jeigu bus pas jūs, tarkim, nervinis išsekimas, kaip po, ar ne, stresinėse situacijose dažnai gyvenot ir taip toliau, tai sorry, pirmiausia susitvarkysit nerviukus, o tik paskui tvarkysitės energijos antplūdį. Turiu minti, kad vis tiek nervai, psichologinė mūsų sveikata yra pirmenybinė. Ir va čia Activizeris pirmiausiai Visos lygos nuo nervų. tvarkys čia. Ir nenustepkite, jeigu pradėsit vartoti Activizą ir pat pradžių mus kaip tik migdys, o ne etonizuos, tai čia yra labai žemiška ir normalu, nes gyvybiškai svarbu yra pirmiausiai tą vietą sutvarkyti, o energija yra kaip vyšnaitė ant torto, ar ne, kur Activizeris tikrai veiks ir tai, bet reikės turbūt laiko. Bet čia kiekvienam organizmui, ar ne, pasimatuosit ir pasižiūrėsit, o kaip veikia jums. Na va, ir dar nebereikalo įdėjau tokią vieną skaidrę, nes kadangi didžioji dalis čia esančių tikrai esame mamos arba tėčiai ir mums tikrai norisi to gero ir savo vaikams, tai yra dar toksai Power kokteilis Kids, tai yra junior kokteilis vaikučiams, kur irgi yra visos medžiagos sudėtos reikalingos jų augimui. Ir kalcis, ir kad mokymosi rezultatai būtų geri, tai yra B grupės vitaminai, ir vitaminas C, cinkas, kurie imunitetą stiprina, ir pilvuko, kad nepūstų, ir kad jie turėtų vaikai energijos, ir žaisti, ir dantuko apsauga, ir regėjimą stiprina, ir raumenų vystimasis, mažiau streso mokykloje, ir taip toliau, ir apetitą didina, ir taip toliau. Čia iš tiesų apie kiekvieną produktą galima būtų kalbėti ir kalbėti iki begalybės. Ir jeigu kažkas, kas žiūrės tiesiogiai arba žiūrės įrašą, jeigu bus įdomiau, giliau, daugiau tiek apie pačią kompaniją, tiek apie patį produktą, tai būtinai teiraukitės to žmogaus, kuris jūs pakvietė į šitą Zoomą, kad atsiųstų daug daugiau informacijos, nes mes šiandien turim ribotą laiką, o informacijos tikrai yra tuo klausimu labai labai apstu. Na va, ir iš mano pusės dar paskutinė skaidrė, apie kurią turbūt jau kalbėti nebereikia, žodžiu, kad tikrai gauna žmonės skirtingus, labai nuostabą keliančius įvairius rezultatus. Ir ką tik merginos dalinosi tuo, kaip jos patiria, tai yra ir svorį meta žmonės, ir oda susitvarko, ir daugybė visokių kitokių iššūkių tvarkosi. Ir kaip Vilma minėjo, kad iš tiesų tada keičiasi gyvenimas, gerėja jo kokybė, mes nuveikiam daug daugiau, mes esam laimingesni, generuojam daugiau idėjų, savirealizacija didesnė tampa ir taip toliau. Tai va, tai iš mano pusės tiek, dabar tada kviečiu apie verslo pakalbėti mano mylimą Darių. Proto žmogų, kuris čia turbūt didžiausią motivaciją ir turi ir mato, ar ne, kad va čia galima sukurti tokį verslą, kuriame neįdedi labai daug resurso, bet gauni tikrai gerą grįžtamą ryšį. Tai ir laisvė labai kvepia šitas verslas, ar ne, kas tau čia irgi labai patinka. Tai prašom, kelias minutės tau. Jungiu sekantį ekraną. Aš jau kaip pradžioj buvau paminėjęs apie tai, kad kas mane asmeniškai ir mano šeima šitoj sistemoje kabina, tai yra, kad šitas verslas jis yra online. Ir su šito verslu galima daryti, būnant bet kurioje pasaulio šalyje, kaip ir minėjau, reikalingas tik telefonas ir internetas. Ir kuo dabar skiriasi verslas ir kuo dabar skiriasi ėjimas į darbą ir amatas. Turbūt visi žino tą dalykėlį, ne? Aš tik tai noriu pasikartoti, kad jeigu tu dirbi darbą kažkokią, ne? Arba tu turi kažkokią tai amatą, tai viskas priklauso nuo realiai tavo įdėtų pastangų, ką tu nueisi ir šitą dieną padarysi. Kai įsijungia verslas, tai šitoje vietoje pradeda veikti jau kiti žmonės. Ta prasme, tu gali šiek tiek jau atsitraukti ir tas visas dalykėlis jisai nesustoja ir jisai veikia ir be tavęs. Tai kas dabar yra ta PM International kompanija? Tai pati kompanija įsikūrė 93 metais Vokietijoje. Ir čia dabar įkūrėjo yra nuotrauka, tai yra Rolfas Sorgas. Ir šitą kompaniją jinai įsikūrė ir pradėjo savo veiklą, kaip ir visos pačios kiečiausios kompanijos, garažėlyje. Ir tas garažėlis buvo jo senelio. O šiai dienai šita kompanija dirba jau virš 40 pasaulio šalių. Yra išsiplėtusi ir, kaip aš minėjau, kad tai yra globalus dalykas, kada jūs galite dirbti su savo paskyrą, su visu iš principo pasauliu ir visur galima iš principo pristatyti produktus, tuos, su kuriais mes dirbame. Dar ką noriu paminėti, kad šita kompanija kiekvienais metais vis laimi įvairiausius apdovanojimus. Ir pavyzdžiui, šiais metais buvo vėlgi
vienas iš tokių pačių, netgi sakyčiau, svarbiausių apdovanojimų, tai kad buvo šita kompanija pripažinta pasaulyje 5 iš, sakykime, tai pačių tokių geriausių kompanijų. Tai yra didelis iš tikrųjų pripažinimas, o Sorko savininko yra toks noras būti pirmoje vietoje. Tai kadangi kiekvienais metais vis palaipelį žengia pirmin, tai aš manau, kad šitas noras greitų laikų tikrai įsigyvendins. Čia dar laimėjimai, aišku, kaip ir prieš tai buvau kalbėjęs. Dabar toks elementarus paprastas dalykas, ne? Kaip viskas tas veikia? Aš nežinau, kas yra matę dabar jau filmą Įsikūnymas, o kas dar nėra matę, tai čia viskas veikia labai paprastų dalykų. Tai yra rekomendacija. Ir jeigu kažkas paklauso, ne, apie tą patį filmą, žmogaus tas, kuris nėra matęs, o pamatęs tik tai plakatą, paklaus, sakys, nu kaip čia tas filmas, ar jisai geras? Tai jeigu tu nematai to filmo, tai greičiausiai tu ir nieko nepasakysi, ar jisai geras, ar jisai blogas. Gali tik tai nueiti, pamatyti tą filmą ir tada jau gali įvertinti, ar jisai geras, ar jisai blogas. Jeigu jisai yra geras, tada gali pradėti dalintis su savo aplinka, su draugais ir sakyti, va, buvau filme, man labai patiko, gali nueiti ir tu pasižiūrėti, ne? Ir čia vat įsijungia tas momentas, kada mes pradedam statyti savo tinklą. Tai visi žinome Maximą, Lidlą, ten kitus prekybos centrus, tai aišku, čia jau yra mažesniai versijai, bet nuo to ir prasideda tas verslo statymas, ne? Tai, tarkime, esame mes ir mes rekomenduojame, sakykime, tą mūsų produktą kažkam tai kitam. Tas kitas žmogus parekomenduoja dar kitam žmogui. Ir čia mes plečiamės į gylį ir į plotį ir einam taip toliau. Dabar kas nutinka? Kai jūs parekomendavote įsigyti ir pabandyti tą produktą savo kažkokiam tai pažįstamam ar ten, sakykime, giminaičiui, tai nuo to žmogaus jums kompanija moka bonusą. Ir tas bonusas yra 10%. Prasme, jūs gaunate į savo sąskaitą 10% tokį vadinamą cashbacką. Dabar, kai tas žmogus parekomenduoja kitam žmogui, tai jisai jau gauna vėlgi atgal 10%, o jūs dar nuo jo parekomenduoto žmogaus gaunate 3% atgal į savo sąskaitą. Ir tas, kaip ir sakau, yra 6 netgi gyliai, kaip galima tos generuoti tas, sakykime, pasyvias pajamas. Ne? Jūs, sakykime, pakviečiat vieną, o paskui jau eina į gylį ir jūs vis tiek dar nuo kiekvieno gylio gaunate papildomas pajamas. Aš čia dabar trumpai esu tokį įmetęs skaidrę mūsų pačio kelio, tai aš tikiuosi, kad jums tą skaidrę matosi, kada mes pradėjome praeitais metais birželio mėnesį, tai mūsų čia ir yra visos pajamos ir surašytos, ką mes sugeneravome iki šios dienos, tai yra iki praeito mėnesio. Tai mes startavome, mūsų pradinės pajamos buvo 128 eurai, o dabar šiai dienai, tai yra kovo mėnesį, mes jau gavome 2800 eurų tokių pasyvių pajamų iš viso šito tinklo mūsų kūrimo. Ir čia taip pat dabar turiu dar parašęs idėjas, tai yra skaidrę tokią, ko galima tikėtis kas mėnesį pagal tam tikrą rangą, kokias galima pajamas generuoti kas mėnesį, jeigu jūs nuspręstumėte dalintis savo rekomendacijomis su kitais žmonėmis. Dabar dar svarbus momentas. Dauguma sako, kad aš nežinau, ką čia daryti, kaip čia daryti, aš niekada nesu daręs šitų dalykų. Ir čia yra labai svarbus dalykėlis, kad viso šito galima labai paprastai ir elementariai išmokti, kadangi mes organizuojame mūsų liniją, mūsų komanda organizuoja mokymus turbūt kokius jau 4 kartus per savaitę, tik tai, kaip sakoma, turėk noro ir laiko mokytis. Toliau pati kompanija organizuoja keliones. Toliau įsijungia dar ir automobilio programa, kaip nuo IMM statuso. Toliau dar įsijungia ir pensijų programa. Ta prasme, kompanija visokiojopai rūpinasi savo žmonėmis, su kuriais dirba. Mes patys, kada pradėjome šitą visą verslą, tai spėjome apsilankyti jau Maljorkoje, Špairyje ir šiais metais rugsėjo mėnesį, taip pat vien už tai, ką mes darome,
gavome iš kompanijos pakvietimą apsilankyti ir Kroatijoje, kur viskas įskaičiuota. Čia, kaip ir minėjau, autoprograma, kam yra įdomu. Ir prie autoprogramos dar ką noriu pasakyti, kad kompanija kiekvieną mėnesį nuo IMM statuso moka taip pat bonusą, kurį galima panaudoti, nežinau, pavyzdžiui, ten saliarkos įsipilti ar ten, nežinau, padangas nusipirkti, nu bet ką, kas jums įeina į galvą, ta prasme, kada jūs jau einate šitą programą, jums net kompanija kiekvieną mėnesį dadada tam tikrą bonusą. Ir kuo jūsų statusas yra aukštesnis, tuo tas bonusas kyla į viršų. Dabar, kaip galima išbandyti? Tai yra, sakykime taip, 3 tokie pagrindiniai variantai, kaip galima išbandyti šitos produktus ir prisijungti prie kompanijos. Tai pirmas būdas tai yra tiesiog tapti klientu ir įsigyti pilną kainą šitos produktus ir pasibandyti. Sekantis momentas tai yra prisiregistruoti kaip verslo partneris su mini paketu ir tada gaunasi 20% nuolaida. Ir vėlgi, čia galima jau, kaip sakant, su nuolaida išbandyti. Trečias variantas, kada gaunasi 30% nuolaida irgi prisiregistravus. Dabar aš esu čia įkėlęs iš registracinio puslapio skaidrę, kaip visas tas dalykėlis atrodo ir kiek tai kainuoja. Tai mini paketas su 20% nuolaida kainuoja 126 eurus su pristatymu ir čia kalbu apie kainą Lietuvoje. Kitose šalyse ta kaina jinai šiek tiek gali sviruoti. Ir manager paketas su 30% nuolaida tai yra 561, tai vėlgi kaina yra Lietuvoje. Tai čia gaunasi 5 ryto vakaro kokteiliai plus 6 nemokamai, taip pat dar prie to prisideda Activize'as ir serumas nemokamai. Tai bendrai paėmus dovanų gaunasi 92 eurai. Labai geras serumas tikrai mergaitėms patiks, nes veikia irgi su ta pačia NTC technologija, tik tai, kad ne per vidų, ką mes geriam kaip Activizeriai, o per išorę, per mūsų odą ir duoda skaistumo, duoda tvirtumo ir panašiai. Jeigu esate užsienį, tai jūs sumokėsite pirmą įmoką, tačiau gausit 3 ryto vakaro kokteilius 3 mėnesiam ir tada taupot siuntimo išlaidas 2 ir 3 mėnesį ir kompanija ir sako, kad ląsteliai primaitinti ir atsinaujinti reikia būtent 3 mėnesių neperstojimo naudojimo tam, kad pajausti tą tikrąjį rezultatą. Ne? Nes toks yra padarytas tyrimas, kad ląstelė būtent tada gali pasakyti, kokią naudą gavo būtent iš vitaminų. Aš papildysiu, ne? Tai yra, kad pirmą mėnesį mūsų organizmas valosi, 2 mėnesį taip pat dar įsivalo visi toksinai, šlakai ir visa kita, ir paskui per 3 mėnesį vyksta tas maksimalus užkrovimas ir čia mes gauname tą pačią didžiausią naudą. Jo, tai iš tiesų dar dėl užsienio, ar net atkreipiu dėmesį, kad gausite 3 mėnesių, bet mokėsite 1 mėnesio įmoką, paskui 2 ir 3 mėnesį nuo sąskaitos nuskaičiuos apie 90 eurų. Viskas? Gerai, tai toks kaip ir finalinė mūsų jau tokia skaidrė, ne? Mes čia turim darbiškį. Jo, tai dabar ką mes gaunam, ne, kai prisijungiam? Tai visų pirma, kaip ir aš minėjau, tai yra asmeninis augimas visų pirma. Kadangi jeigu mes darysime tuos dalykus, kuriuos darėme šiandien, lygiai tą patį, ką darėme vakar, tai mes rytoj būsim tokioje pačioje vietoje, kurioje esame šiandien. Tai prisijungus prie mūsų komandos, čia gaunasi toks labai didelis, sakykime, augimas asmeniškai. Nes mes savo komandos narius, savo komandos žmonės mokame tam tikrų naujų įgūdžių, kurie pravers ne tik taip su Fitline, bet ir apskritai turbūt gyvenime. Toliau... Apskritai turbūt pasakytų tiek Vilma, tiek Daiva, tiek Ingrida, apskritai tas, kas Gintarė, ar ne, matau mūsų komandos Diana narės, kad čia nėra komforto zona, ar ne, tai yra didelis augimas, jau širdelės keliauja, bet tas augimas yra tik tai tam, kad, gauti tą kitą rezultatą, tą kitą gyvenimo kokybę. Būti geresnė savęs versija. Tai Daiva, ačiū Ingrida ir Vilma už širdelę, super, labai gera matyti ir girdėti jūsų palaikymą. Tai ir kaip minėjau, tai yra visų pirma lengvas produktas, turiu mintyje lengva ir paprasta apie jį komunikuoti, kadangi tai yra per 5 minutės suveikiantis dalykas, ne? Ir tai visų pirma yra naujausios technologijos. O šiai dienai žmonės apskritai rūpinasi, vis daugiau, ta prasme, rūpinasi savo sveikata ir tai, į ką deda į save. Ir aš čia turbūt dar nevardinsiu tų visų dalykėlių, nes jau Aurelija prieš tai buvo paminėjusi, kad tai yra mokslininkai, kad tai yra patentai, programos ir visą kitą. Einam toliau.
Tai va, čia tokia dabar užbaigimui labai linksma skaidrė iš mūsų konferencijos. Jo. Tai va, sprendimas yra šiandieną tavo rankose, ką tu pasirinksi. Jeigu nori pokyčių, tai kelias yra vienas, jeigu tau viskas tenkina taip, kaip šiandien gyveni, kelias yra kitas. O jeigu nori daugiau informacijos, tai aš kviečiu tada susisiekti su žmogumi, kuris pakvietė šitą Zoomą. Ir jis palydės ir paaiškins viską, kaip pradėti, nuo ko pradėti, jeigu tos informacijos buvo per mažai, tai ką mes iškomunikavome. Tai labai ačiū Jums už Jūsų laiką, už Jūsų energiją, už Jūsų mainus. Labai dėkojam tie, kas pasidalino atsiliepimais, pagyvinot mūsų šitą Zoomą ir linkim Jums padaryti tinkamą sprendimą savo gyvenimo kelyje. Ir jeigu norisi augti, jeigu norisi siausti, jeigu norisi mėgautis šitą kelionę tiek savo gerą savijautą, tiek pagelbėti žmonėms, tai apsvarstykite tai, ką išgirdot. Tai bučkiai, ačiū Jums už Jūsų laiką ir iki kito karto. Ramaus poilsio.